Sveiki gyvi, jaunieji elektroninio sporto gerbėjai. Šiandien norėčiau Jums trumpai priminti, apie ką kalbėjome pirmojoje pamokoje. Mes aptarėme, kad elektroninis sportas, sutrumpintai e-sportas, nėra tas pats, kaip tiesiog žaisti kompiuterinius žaidimus. E-sportas dažniausiai yra organizuota varžybų forma, kurių metu elektroninėje kompiuterinių žaidimų erdvėje rungiasi profesionalų žaidėjai, o varžybas stebi daug žiūrovų. E-sporto populiarumas pasaulyje nuolat auga, jo žiūrovų auditorija yra maždaug kas 14 pasaulio gyventojas. Į jį dažniausiai įsitraukia jaunimas. Šio sporto pradžia laikoma 1972 metai, kuomet Stanfordo universitete Jungtinėse Amerikos valstijose vyko pirmosios kompiuterinių žaidimų varžybos. Jų metu universiteto studentai kovėsi valdydami erdvėlaivius skriejančius žvaigždės gravitacijos lauke. Šis pirmasis žaidimas vadinosi Space War. Vėliau e-sporto vystymosi centru tapo Japonija, kurioje tuo metu paplito arkadiniai video žaidimai. Paminėtinas žaidimas Hyper Olympic, kuriame buvo galima rungtis bėgimo, šuolio, ieties ar kūjo metimo bei kitose olimpinėse rungtyse. Jo 1984 metų čempionatas vykęs vienu metu Japonijoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose pasiekė to meto rekordą, pritraukdamas daugiau nei 1 milijoną žaidėjų. 1991 metais išleistas žaidimas Street Fighter 2 išpopuliarino tiesioginės kovos tarp dviejų žaidėjų žaidimų žanrą, kuomet laimėtojų tampama ne žaidžiant pačiu su savimi, bet nugalint priešininką. Šaudymo žaidimų, arba First Person Shooter, sutrumpintai FPS, eros pradžia laikoma 1993 metai, kuomet žaidimo Doom kūrėjai pristatė šio žaidimo Deathmatch, tai yra kovos iki mirties variantą. Jame žaidėjai per kompiuterinį tinklą galėjo susijungti savo kompiuterius ir kovoti tarpusavyje. 1997 metais įsteigta pirmoji profesionalių e-sporto žaidėjų lyga. 2003 metais atsirado pirmasis MOBA, Multiplayer Online Battle Arena žaidimas Dota. Vėlesni šio tipo žaidimai Dota 2 ir League of Legends išpopuliarėjo Pietų Korėjoje, prasidėjus interneto kavinių erai, kuriuose jaunimas susirinkdavo ir žaisdavo kompiuterinius žaidimus. 2011-aisiais startavo internetinė Twitch video platforma, kurioje nuolat buvo transliuojamos e-sporto varžybos. Dramatiškai išaugus realiu laiku vykstančių transliacijų populiarumui, specializuotose e-sporto platformose atsirado ir profesionalų žaidėjai, kurie susišluodavo įspūdingus prizus. Nuo 2013 metų Jungtinių Amerikos valstijų universitetai ėmė pripažinti e-sporto žaidėjus sportininkais ir siūlyti sportininkų stipendijas, kad jie galėtų žaisti universitetų komandose ir juos atstovauti turnyruose. Kompiuterinių žaidimų kūrėjai ėmė remti jų kuriamų kompiuterinių žaidimų turnyrus, o žaidimus daryti tokius, kad juos būtų galima žaisti profesionaliai. Ėmė kurti tam pritaikytus žemėlapius, žaidimus gaminti taip, kad galima būtų tiesiogiai prisijungti prie jau vykstančio žaidimo stebėtojo režimu ir matyti viską, ką daro profesionalų žaidėjai. Priešingai nei būtų galima pagalvoti, mokslininkų tyrimai rodo, kad elektroninio sporto atstovai yra sveikesni už vidutinį to paties amžiaus žmogų. Siekdami gerų rezultatų, jie rūpinasi savo fizinę ir psichinę sveikatą. Net tarptautinėme olimpinėme komitete diskutuojama, ar jau nelaikas e-sporto rungtis įtraukti į būsimas olimpinės žaidynės. Ir štai, trumpai pakartojame, kas gi yra tas e-sportas bei jo atsiradimo istorija. Iki kitų kartų.